Nu tai ką, Jūratėlė, ko tu dirbt pradėjai, a? Ar su Galina naujas varkės virinė? Koks tavo reikalas, Marijau? Su Galina viskas baigta. Negi tave iš darbo išmetė, jo papa. Prisidirbai kažko? O tau labai rūpi, ar ne? Geriau papasako, ką Kostas su Raudonienė aptarinėja. Koks tu smalsus. Pirkimo ir pardavimo sklypo sutartį. Opa. Vaką aptarinėja. Nu, ačiū, mielas ponas Storavičiau, už tokią be galo įspūdingą ir įdomią informaciją apie mūsų garbingą Seimo narę Galiną. Tik tai tiek, kad jau tai neturi absoliučiai visiškai jokios reikšmės. Tai jūs, ponia Kristina, vis tiek tęsit savo verslo reikalus su Seimūnė, kuri atvirai iš jūsų tyčiojasi ir apgaulės būdu bando pasinaudoti? Na, su kuo ir kaip man toliau tęsti reikalus, aš manau, ne jums spręsti. Tikrai ne jums. Aš jau kaip nors pati susitvarkysiu. Suprantama, ponia Kristina, bet jeigu tas sklypas atitektų man, tai aš jums garantuoju visišką savo veiksmų skaidrumą. Jūs pagalvokit. Ačiū. Aš jūs supratau ir dėkui už informaciją. Man aišku, kad jūs visi aplink Raudonienę šokinėjat naudos ieškodami, bet nežinot, su kuo iš tikrųjų reikia bazarinti. Su potencialiu Raudonienės turto paveldėtoju reikėtų kalbėti dėl sklypų ir kitų dalykų. Gal ir Kostų taip aiškinti. Kapiš? Palauk, Marijau. O apie kokį tu paveldėtoją kalbėjai? Gali patikslinti ką? Nieko aš niekam netikslinsiu. Aišku tau. Iki. Nu ką, Kostai? Neprasukai bizniuko, nepavyko įtikinti Raudonienės dėl sklypo. Prasuks, taigi žinai, aš nepasiduosiu. Aš žinau, Kostai, vieną taisyklę gyvenime, kad niekas niekada niekur negali ir neturi pasiduoti. Kapiš? Tai va, adios. Beje, Marijau, Nu, na kada tu Henriku tapai, a? Kostai, jo papa, tu net neįsivaizduoji, kaip gera yra būti Henriku. Aš toks laimingas, kad tu to niekada nesuprasi. Manau. Matai, Natalija, kaip galima greitai, gerai sutvarkyti ekstremalias situacijas. Jo, tikrai, Galina, žinokit, aš jūs kuo toliau, to labiau pažįstu, aš matau, jūs tokia ryžtinga, tokia protinga. Aš pradedu įžvelgti jumise tokio tvirto, ryžtingo vadovo ryžtą. Natalija, šalies vadovo, didelės šalies vadovo ryžtą. Ir kas čia kitas, jeigu ne aš sutvarkysiu? O kur Adamas? Kur? Tai čia buvo kažkur. Viešpatie, jis kažkur važinėja ratais, einam į Seimą, paskambinsiu, nes iš čia valandą važinės, nesurasim. Alio? Adamai, tu man čia baikaliokint, supratai? Ko tu čia apie Seimą triniesi? Man jau baigėsi darbai, apsisuk ir paimk mane. Jeigu jau čia vis tiek esi, girdi? Ne, Galina, čia aš ne Adamas. Kaip suprast, o kas tu?
Nu tavo pusbrolis Česlovas, Galina. Beprotnamis kažkok. Tai ką jūs čia abu su Adamu aplink Seimą važinėjat? Duok man Adamą greičiau. Aš esu Adamo ūkyje ir Adamas man savo telefoną paliko, nes mano tas parazitas Stasikas pavogė. Velniop tas tavo Stasika, palik mane ramybėj, Česlovai. Nu, po perkūnai, žiūrėk, darbė viskas susitvarkai, tai jau šeimoje tada chaosas prasideda. Nu, taigi susitvarkysit, Galina, tik ne pirmas kartas. Stipri moteris esat. Nu, taip, ne pirmas, bet tai kaip man atsibodo viskas. Natalija, parvežk mane namo gerai, nes Adamas, aišku, dabar palikęs telefoną, velniai žino, kur važinėja. Oi, kaip aš pavargau. Oi, mielas Henrikai, oi, kad tu žinotum, kaip aš nuo to visko jau pavargau. Aš pavargau. Tu nieko prieš, kad aš vat kol iki namų privažiuosi, aš truputėlį nusnūsiu gerai. Tai žinoma, Kristina, pailsėk. Pervargai turbūt nuo reikalų. Mėgok ramiai ir negalvok apie reikalus, brangioji. Oi, ačiū, mielasis, tu vienas mane ir supranti. Tai ko tu lauki šepetį? Važiuojam, užsivesk. Ir tyliai. Ką man su tavim daryti, Jūratė, ha? Ta prasme. Visom prasmėm. Sugaišau savo brangų laiką, o naudos iš tavęs jokios. Tu dabar man skolinga. Kaip kompensuosi? Ką kompensuosiu? Sugaištą laiką su ta Raudonienė. Aš atidengiu į savo kortas, o jinai mane ignoravo. Nepasirašė bendradarbiauti. O su Galina? Kaip? Su Galina? Nežinau. Gerai, Kostai, tu pasakyk, kam Raudonienė pardavė tą sklypą su tais mineraliniais vandenim, ką? Ta senė nieko konkrečiai nepasakė. Pasikėlus milijonierė. Ai, tai viskas aišku, tai tada planas keičiasi, reikia kažką sugalvoti naujo. Sugalvosim? Tu ką jau, į kompanionus man įsirašinėjai? Ne, tu geriau galvok, kaip man kompensuosi. Gerai. Lipk, Jūratė. Va taip muzika galėtų mūsų kiekviena darbo diena baigtis, ane? Nu, šakės, nu, kiek pozityvo. Juk gera, puikia nuotaika yra gero ir produktyvaus darbo garantas. O taip, turim tikrai pasidžiaugti, kol Marta negrįžo iš atostogų, nes pamatytų, kas vyksta ofise, mus jie dainus kalpotų. Kol Marta atostogose, relaksas mums ir darbe, ir po darbo. Žinok, relaksas tai man tik tai čia. Kol ta Martina tupi namuose, aš visai nenoriu ten grįžti. Erzinai mane. Ko tu čia parnės muzika? Tik jinai tik tai trumpam gyvena pas Mindaugą, nuo Suravičiaus slapstus. Kokius parkis? Kol ten tupies, aš jokios laimės, jokio relakso ten tikrai nejus. Net nenoriu grįžti tenais namo. Tai pagyvenk pas mane. Arba čia, agentūrai. Ką? Na jau ne, tikrai nepaliksiu šių dviejų. Už produktyvų darbą. Tai viskas, ačiū, laisvas kol kas. Kristina, atvažiavom namo. Lipam, Kristina, atvažiavom. Kristina. Kristina.
Tu jo papa. Marka, kas atsitiko? Ateik pati pamatysi. Ji gyva? Ką žinau, Meda, jo papa. Atrodo be pulso. O kodėl tu greitosios nekvieti? Pasimečiau, jo papa, važiavom namo, kaip niekur nieko. Sako, labai pavargusi esu. Primiksiu truputėlį, vat užmygo ir užmygo. Nesakyk, kad tu ją pats savo rankom. O tu pablūdai, Meda, jo papa, savo rankom. Važiavomgi, sakau, viskas buvo gerai, staiga va. O ji susitvarkė reikalus dėl testamento. Tau dabar tas galvoj, Meda. Aišku, susitvarkė, jo papa. Ir pas Žydrūną buvom ir, žodžiu, paskui su Storavičium susitikom, apie kažką kalbėjosi. O kur tu buvai, Henrikai? Aš šalia mašinos stovėjau. Jinai mašinai su juo konfidencialiai apie kažką bazarinį. Jesu, pliampa. Ką daryti? Kviečiu greitąją. Reikia faktą kažkaip konstatuoti ar kažką. O, Jesu, pliampa. Reikia greitosios pagalbos, Beržų gatvė 3. Taip, čia už miesto. Reikia dabar skubiai. Ačiū. Nu, Adamai! Adamai! Adamai, nu kur tas prašapo dabar? Tai gal Seime yra, ar į ūkį grįžo? Seime, ko tam Seime jam ūkija būtų, tai skambintų. Ūkį reiškia. Ai, ne. Aha, taip, Bronislavai. Nesijaudinkit, tikrai viskas vyksta pagal planą. Kaip sakant, derlius atiduotas, bulvės atiduotos ir dabar laukiu rezultatų. Ne, viskas bus tvarkoj, tikrai, tikrai. Tuoj atvažiuos greitoji, ką darom toliau? Nu, tai laukiam greitosios, paskui ir dokumentus reikės tvarkyti visokiausius ir mane prispyrė labai į tualetą, žinok, nu, to šoko aš noriu sėsiu. Aš grįšiu to, gerai? Bėk, tai gal Natalkai reikia pranešti, paskambinti. O kam skubėt? Nereikia, aš to grįšiu. Sveikas, Česlavai. Ūkį matau, tvarko viskas, ar ne? Viskas tvarkoja, jokių įvykių. Man čia labai netvarkoja. Be telefono. Niekas neskambino. Skambino. 2 kartus skambino Galina, 1 kartą Robertas. Galina 1 kartą skambino, sakė, kad nelauktų prie Seimo, važiuotum namo. 2 kartą skambino, klausė, kodėl aplink Seimą važinėjai. O Robertas skambino ir sakė, kad jisai sutinka būti tavo verslo partneriu, tai va, kaip ir viskas. O. Matai, per tavo durną galvą man pirmin atgal tik pažinėti. Galina, jo papa, siūlau aš tau judėti greičiau, dabar aplinkybės pasikeitė. Jeigu nori gauti tai, ko taip nori, greičiau judėk ir bulves mano paruošk likusias. Paaiškinsiu vėliau, aplinkybės, sakau, pasikeitė. Viskas, negaliu daugiau burbuliuoti. Adios.
ką, gražuolė? Ką tu čia po šitą kabinetą šniukštinėjai? Ko tu čia ieškai, ja? Oi, Marka, nekel bangų. Bangų? Ką tu ten už nugarą slepi? Parodyk. Klausyk, Marka, tu galvoji, kad tik tai tau vienam tėtulytė užrašė testamentą, o gal man, o gal Natalijai, o kas tada? Klausyk, tu neburbuliuok, gerai. Parodyk, ką tu ten už nugaros slepi ir kodėl tu po šitą kabinetą šniukštinėjai, kiek tu čia mano turtą jau nuknisai. Nu ką aš galėjau per 2 minutės? Per 2 minutės? Tu per 2 sekundės viską gali kiaunė. Rodyk, sakau, ką už nugaros turi. Nu va, argi neaišku, blemba, aš tenai greitosios prie tėtulytės laukiu, o tu mano turtą grobstai. Marka, pagalvokim logiškai. Mes abudu žinom apie tėtulytės baigti, taip? Ir jeigu tėtulytė tau užrašė visą testamentą, tai žinok, aš tave priduosiu policijai. Įdomu, kodėlgi? O todėl, kad tu buvai su ją vienas, gal tu ją ir pribaigiai. Ir jeigu nenori turėti problemų, tarkis. Su tavim? Taip. Tartis? Taip. Tu klėdi, blondinė, jo papa. Aš nekaltas kaip avinėlis. Va, girdi? Sirenos kaukia. Mažulė, atvažiuoja mano nekaltumo įrodymas. Taip, kad einam. Fiksuosim įvykį. Ir kad daugiau tavęs šitam mano kabinete aš nematyčiau. Vyniok greitai namo, Adamai. Laukiu. Iki. Nu, atsirado. Puikiai. Tai gal aš jau galiu varyti namo? Jo, bet palauk vienas klausimėlis. O su tavo tėtulė viskas gerai, tu nieko nuo manęs neslėpi. Taip, bet koks keistas klausimas, tai aišku, viskas su juo gerai. Su kuo jūs kalbėjote ten prieš Adamo skambutį? Laisva. Važiuoju. Ačiū. Mindaugai, tai ką nusprendėjai? Padėsiu aš jums su Deividu, vis dėlto jūs man nesvetimi žmonės. Jėtų, Mindaugai, tu tikrai toks fainas esi ir aš pažadu, kad aš pasistengsiu padaryti viską, kad tu galėtum matyti su mūsų vaikučiu. Labai gaila, kad mums neišėjo. Labai jau mūsų charakteriai skirtingi. Bet atsisveikinimo bučkio tu neišvengsi, Mindaugai. Aš labai atsiprašau. Tikrai dėl tų visų nesąmonių su mano telefonu. Prisidirbau, kaltas tikrai. Gerai, Adamai, gerai, svarbu, tu namuose, tada ir gerai. Gerai, kad tu supratai, kad tam ūkiui yra teisingos investicijos. Galiu net tuoj viskas atsipirks, pamatysi. Pelną pradėsim gauti, bus naudos ir ne tik mum. Kaip ne tik mum, o kam dar? Aš Robertai kalbėjau, kad būtų mano partneris. Ir žinok, Robertas sutiko sumokėti pusę sumos. Taip, ir 15 000 jisai duos man. Nu, tuos kitus 15 jau aš tau po truputį atiduosiu. Vagiai? Klausyk, aš labai noriu pamatyti tą dokumentą, tą užstatą, kur su Žydrūnu jūs ten. Ai, palauk, turiu. Aha. Nu. Va. Pasilaikysiu pas save, gerai? Kol kas. Bus saugiau. Aš sakysi. I